gyvena ponai ir ponios, panelės ir panaičiai. Ką? Pastovi 10 valandėlį, o kaip išvažinėtas viskas. Aš tai bandau visą laiką taip įsukti per bardiūrus neįtų. Bet čia nelabai gaunas turbūt. Čia barderiukų užkabinam. Nedaug. Nu ką, legiam į trasą į Raseinių rasą. Rytas neblogas, manau, kad didelė bus irgi nebloga. Ką, čia darbai vyksta normaliai, blemba, čia projektuką gerą užsukę. Tai čia vienas norėjo lysti, neįleido fūrą. Jo, čia bus kažkas įdomiai. Čia dar nuvažiavam bus jaustų, bus belė kiek, bus kai New York City. Sudės viskas, tai čia bus tiltų miestelis. Bet va kiek dabar valandų po 6? Po 6:20 buvo. Gana dusgė, pahuriuks. Po 6:20 dar trafiko labai nėra, o taip dieną, tai čia bim, kai čia darosi. Bim, kai šį darosi. O čia po dešinį kažkas bus. Čia gal sustojimui kažkas, tai nežinau. Daugelio tokius daro dalykus, krantus nučaižo. Kai trafikėlis, tai pusė po dešinį. Normaliai. Vieną juostą tik uždarė ir viskas. Čia atvažiavimas 25. 20. Ar 20 paukščiai, nežinau. Čia 6. Oi, kai čia aš myliu važiuoju. 2-3. Ką? Reikės atgal važiuojant, apsikaustyt kantrybę ir lėkti. Ne, tai aš gal kai dieną važiuosiu bus mažiau mašinų. Bet dabar taip, kaip sakant, stiprybės visiems. Ką dabar konteinerio vozas? Nepamesiu. Vėliau čia važiuoju pridot metalo laužą. Galvoju, kas išnypčia tam trailerį. Pasirodo pasikėlė tasai tinginys. Nu ką, lekiam. Čia šios tais keliukais važinėti, bet su savo mašina, šiaip pat. Pažiūrėt, kas čia gero, kas kaip, kas ką. Žinau, ten kažkur tai yra aikštelė. Ten lietuviai dažnai stovi. Su fūrom. Na, kad ten buvau sustojęs, nuvažiavęs, vienas lietuvis stovėti. Pasikalbėjom, pasišnekėjom. Daug čia anglių, kur išsimėtyti, lietuvių pilnas stovi. Čia yra, kur su slidėm plaukiant. O, reikės gal vėl atvaryti, buvau pamiręs, kad čia yra.
Pabandyt gal biškelį, pastrateguot. Nu jo, reikės gal pabandyt. Čia matot, irgi trafikų yra. Ta miestelė. Ar kaip čia vadinasi. Nu ką, atvažiavam pas užsakovus. To mes jį čia paliekam. Su visam, graučiu. Ir visiobas. Kur čia yra? Kažkur tai čia. Paliksim mes į čia. Visam gyvenimui. Ką, konteinerį palikom klientui. Važiuojam. Kas čia per miestelis, neaišku, atrodo. Kamazai važinės. Geležinkelio pervaža. Salon, beauty salon. Visur. Ani ir. Trafikėlis biškelį. Stovėjo mašina ir parkuoto. Matyt, kažkoks kamazas važiavo. Visą šoną nubrėžęs. Ten gerai, nudrėkstam. Nedurelės biškelį atslupsius. Kažkas neįsiteko ir nuvažiavo turbūt. Jeigu naktį kokia buvo, tai ką čia stosi? Varai, nuvarai. Tie pokairė namukai tie bangalov. Garažas, karočiui. Va, tokį įsigijus tokį. Pats kazas. Toksai vat kvartalėlis. Bangaliuko. Čia mes tik į kairę varom. Į kairių pusių. Nelabai gerai, man driving time baiginėjasi. O čia tam trafiką tampytis. Nieko gero. Ai, čia normaliai važiuoja. Pasirodo yra trafikas. Bet tik ne į tą pusę, kur aš važiuoju, o į tą pusę matos, stovi mašinas. Iš tos pusės toks mažiukas trafikėlis buvo ir viskas. Tai viskas labai gerai reiškias. Reiškias parlėksim. O, kairė, Doveris. A2.
platformą tai reikia per prastą važiuoti. Kažkaip įdomiai nevažiuoja. Čia Kantemburis. Matot, priekį ten katė dar stovi. Reikėtų kada atliekti. Pasižvalgyti, kai čia gero. Nu jo, būčiau ten seniai turbūt parliekęs. Gal nebūčiau parliekęs, bet nebūčiau tiek laiko steginęs. O tai pilis. Ten katedra kažkaip tvora aptverta. Nuvežiau konteinerį, metalo laužai, viskas. Ir prisikabinau triliuką, tempiu dabar į uostą. Laivas atplaukė, parkuojasi. Kainėjęs, pirmėjęs galvą. Все, nuo triliuką palikom. Pasiėmė 8-10. Dėl su kokainu, čia niekam nesakykit. Visą laiką vat su kamera vain paskutinį kartą apžiūrėti. Čia už borto jūra. Jeigu ką. Sakant, ant video viskas, kad tikrai viskas gerai, įrodymai, viską tikrinau, viską paėmiau, viską padariau, viso. O, mano tuningas. Direktorius vaikšto, pastoji nepatenkins. Siūklis iškabintas, galim varyti. Sukasi litrai, ne? Kus 500 rausim, bus gerai. Šiandien turbūt neįsikrausi, važiuosi tam gatvę, sustos ir viskas. Dar kažin nuvažiuos, trafikai dabar viskas. Žiauru. Ką, karodžiu, šau 500 litriukų. Važiuojam. Karočiui jau, kai pusrytis bakas, tai cint, gali stot kur nori, bet jau kai 500 paketai nelabai noris rizikuoti. Tai ieškai jau parkingo kokį, kad biškelis saugiau būtų. Man blem, mačiau, kaip padarė. Padarė tą tiltą, kaip tiltą kelia ten per tą žiedą. Gadica. Čia kai viskas tvarkys, kaip padarys, tai jau trafikų nebus. Čia atsimint, kažkada važiaudavau, tai būdavo sur trafikai, nes čia darė viską.
Bet nu kam tą kampą čia paliko, va čia tą kampą. Tai galėjo padaryti mašiną, va, nuvažiuot, karočią. Dar juostą vieną. Pizė, va, grinai neapgalvota. Tiesiai, va, būtų šaut fūrą, dabar sukišę per tos bordiūrus, va. Vaja, pastoviai daro visokias nesąmonės. Ką darys? Traktoriukas. Nu va, tokias irgi va kampai nulemą, kam tokie reikalingi, va, važiavimai. Normaliai, nu, padaryti su programiavimą viskas, bet gal yra kažkoks taisyklės, bet gerai, kad tas trafikas ne į tą pusę. Nors maloniai važiuojam. Tieskas ten darbas. Nežinau, kur aš šitą važiuosiu. Kaip sakant, toliau nenuvažiuosiu. Tai dar kelias valandžikas pavairuot. Čia važiuosiu, nežinau. Važiuojam, žiūrėsim. O, geras trafikėlis, ne? Bet čia vat kasdienybė. Jau čia kasdienybė. Nu, kaip sakant, labas vakaras, atvažiavom. Nu ir va. Kaip sakant, nori kažkur nuvažiuot, nori kažką padaryt. Paprasčiausia, to tiesiog neišeina. Neleidžia aplinkybės. Taip, kad net nežinau, suku į Kophamą ir stoju, nes nafik čia. Gal dar biškelį pažiūrėsiu, gal ten toliau biškelį prastampys. Matysim. Nu ką, grįžtam atgal. Kur buvom praeitą kartą. Ir stojim vėl atgal į tą pačią įdą. Tas čia kvailys belio kaip atsistoja. Nu, vėl tą aikštelę stojim. Всё. Visą laiką šviesos randu. Aš čia buvau Vanėlė sustojęs vidury, belia kaip. Čia kožiu užėmęs 2 vietas stovi, net ir 3. Taip galais kaip aš sustum 3 fūros, o ten vienas stovi. Karočią, va tokie va atvažiuoji ir karočią pizdėts, nu. Ką, dėkui, kad pažiūrėjot. Sutiksim labai greitai. Iki.